Mūsų tarpusavyje susijusiame pasaulyje skaitmeninės technologijos keičia mūsų bendradarbiavimo ir bendro žinių kūrimo būdus. Įsivaizduokite, kad dirbate prie grupinio projekto realiuoju laiku, naudodamiesi tokiomis priemonėmis kaip Google Docs, Sheets, Overlap, Canva ar Office 360, kur visi gali vienu metu prisidėti prie projekto, akimirksniu dalytis atsiliepimais ir išlaikyti pagreitį. Tai tarsi virtuali smegenų šturmo sesija, kurioje idėjos liejasi laisvai. Dar yra bendras kūrimas, kuris pakyla į kitą lygmenį. Įsivaizduokite, kaip susibūrę į komandą su bendraklasiais, kolegomis ar net ekspertais drauge rengiame pristatymus ar projektų planus. Interaktyvios priemonės tokios kaip Mentimeter ir Slido susitikimus paverčia dinamiškomis diskusijomis, o pasyvius klausytojais aktyviais dalyviais. Visi gali dalyti savo mintimis, balsuoti dėl idėjų ir dalyvauti realiuoju laiku. Nepamirškime ir internetinių apklausų, tokių kaip Google Forms ar SurveyMonkey. Jų dėka lengvai surenkame įvairias nuomones, o tai padeda mums priimti pagrįstus, duomenimis paremtus sprendimus. Be to, kai veiksmingai naudojame socialinę žiniasklaidą, galime pasiekti platesnę auditoriją ir sustiprinti bendradarbiavimą susijusi su mūsų turiniu. Skaitmeninės priemonės atveria duris naujoms žinių kūrimo galimybėms. Priimkite juos ir stebėkite, kaip jūsų idėjos klesti bendradarbiaujant.